Išvažiuojam jau iš brolio chatos. Triubelis. Lietus lyja toliau. Nieko naujo. Nepasakiau. Prarūgęs oras. Nieko nepadarysi. Šiandien ketvirtadienis. Tai va taip va. Maunam jau į Kauną. Paragausim trakstapinės kavytės. Net apdėjus yra. Gal nori sumuštinuką? Savėjus net yra. Vaje. Gal sumuštinuką pagydavait? Čia gal kažką pasimti. Skaniai atrodo. Rimtai kavos aparatas geras. Žinosim. Nu kaip kava trakstapinė. Tikrai geresnė negu Amerikai. Bet nieko gero iš tikrųjų. Man tai nelabai. Deginta labai. Nu, man Nuo bogelio priklauso. Mano ne. Tikrai gal ne visur gal tokia neskani, bet šitoj nelabai. Dar bandelę pasiėmė. Nežinau. Prieplauka. Laivas Nemunas. Vyras mane į vienuolyną atvežė. Все, gana ganytis tau. Labas Kaunas. Pažaislio vienuolynas. Va kur dėdas mane atvežė. Į vienuolyną. Restoranas net. Tai dar Mišelino žvaigždučias turi žiūrėti. Uhu. Žodžiu, viešbutėlis. Sveikatingumo centras. Saugusiams po 10. Žodžiu, einam susimokėti. Let's go. Gražus kampas. Aš žinokit, aš vidai ir nesubos. Va pirmą kartą būsiu. Visą aplink nešemokama po 10 eurų. Nu, kaip čia pasakys. Nu, mes tai dėl jūsų. Mes dėl jūsų. Bet šiaip tai... Po lėpikiam. Einam pasižiūrėti. Irgi ledainė. Ledainė. Eina savo. Aš čia jų kaifuoju. Bet kokios lėpikės, kokios karūnas, žiūrėk. Koks senas dalykėlis. Ir čia špyžius turbūt. Ai, čia tas metalas koks buvo, tai neaišku. Kažkoks labai negilus. O kam jam giliam būt, Irme? Kam jam čia giliam būt? Ai, nerealu, žinok. Ai, aš jų kaifuoju. Paradinės ryte, ne? Kažkur rodė per kažkur kitą kampą, per šoną. Per šoną? Kur durys adaras, ten reikia. Va, užrašas koks. Lotyniškai. Aišku, kad lotyniškai, o kaip kitaip galėtų būti. Kitaip ir negalėtų būti. Čia tas laikrodis irgi ne dėl pasižiūrėjimo kiek valandų. Laikrodis kaip mechanizmas tam tikras. Ir va, žinai, va šitie visi ne dėl ventiliacijos, tikrai ne. Ja, tos. Juk kai suprantu aš daug tokių dalykų, tai jau taip jau yra, kad pamatai visur tą patį. Mėsa.
Čia nerealu. Čia marmuras. Taip. Bet tai čia turbūt jau. Čia nerealu. Jums atrodo, kad čia pasimeldimai tam. Visur pasižiūrėk marmuras. Kaip taip va taip galim padaryti. Visur. Marmuras. Visur. Nerealu. Visur marmuras. Marmuras. 1, 2, 3, 4, 5. Eina savo, kokia čia gera energija. Bet pasižiūrėkit kaip ruduo. Ruduo. Antras šulinėlis. Vėl karūna. Jo. Tai čia kablys. Kažkas čia kabėjo. Oi. Čia nerealu. Čia iš tikrųjų kaip iš fantastikos skyrelios, kaip aš mėgstu sakyti. Bet čia taip gyvena žmonės, nerealiai gyvena. Kaip iš pasakos mums dabar atrodo. Kurgi marmuras vien. Antiek buvo biedni, kaip sakant, kad tokius statinius statė marmuras. Šiaip sau ir marmuras viduje. Jo. Ir lotyniškai parašyta. Oi, čia va tas laikrodžiai du. O kam du laikrodžiai, kaip jums atrodo? Kam jie du? Kam tie du šulinėliai ir, tarkim, kam du šulinėliai ir du laikrodžiai yra? Ir čia kiekvieno patraslėpikė. Aiva. Aš tai nepasakosiu viešai tokių dalykų, kas mėgsta pasiknystas pasiknys. Mes būtent išlindom į tą vietą, kur pašarvuota ta vienuolė. Pasižiūrėjau, užmečiau akį, pamačiau, kad visa pilka tokia. Lavonėlis pilkas. Na, kaip sakant, išeis be reinkarnacijos. Žodžiu, už 10 eurų vienam žmogui. Tik šitiek. Toliau negalime eiti. Draudžiama. Žodžiu. Neverta tokių pinigų leisti. Bet mes nebuvom viduj. Pamačiau, kad oi, marmuro daug. Viskas iš marmuro. Ir... Kaip įmanoma. Pakartot. Žodžiu, daugiau neįčiau, nes 10 tai per brangu. Būtų po 5 dar. Tai mes su Irmi nusprendėm nuvaryti iki jacht klubo, pavalgyti. Tikiuosi dirbs, mes jau senai ten iš vis esam buvę, aš labai senai buvus. Tai net nežinau. Teritorijos planas. Ja. Krepšinio salė, teniso kortai. Na, pirtis, sauna. Parduotuvė net yra, vajetų. Čia jau tikrai senai buvau. Jo. Galėsim čia pavalgyti. Ir mes valgyti užsimanę. Sakau, varom čia. Viešmas ir lyžė. Pavalgysim, pasivaikščiosim. Ten labai graži vieta. Nu va, išmovėm pasivaikščioti kaviniai toj. Tik gėrimai. Tik gėrimai kol kas, tai ai sakau, pasivaikščiokim. Kol nelyja ir nuvarysim kažkur pavalgyti kitur. Gražu, takelis pakeistas. Kranto apsauga pastatyta. Patranka. Nuo piratų atsigint. Jo. Oro tokio gerinesnį pakvepuosim. Oi.
Faina. Ten žiūrėk, kiek būrių. Tai kaip lietuviškos buožės gyvena. Iš didelės raidės. Aha. Tai papasakok, įsivaizduojat, Ilmis čia nebuvęs. Kavenskas. Iki Pažaislio dar kažkaip kojos atneždavo. Iki čia. Kavenskas nėra buvęs čia. Aš Panevėžietė, būdama atvedu Kavenską. Tai tave buožiai pasikvietė, atrodė. Jis nebuvęs būtent tame taške, va čia. Prie tų visų jachtų. Ir taip toliau. Va, teniso kortai. Jo, čia teniso kortai, ten da kažkas. Bet truputėlį pasikeitė tas takelis, perdarytas. Šitiek metų visi. Nu. Tai vat matosi bakštelis. Na, bet anksčiau daugiau matėsi. Dabar apaugo medžiai turbūt. Užaugo daugiau. Nes kažkaip daugiau matydavosi tą bakštelę. Ne dumbliai smirda greičiausiai, bet konkrečiai smirda žalias vanduo. Žaliuoja. Niuchas toks, nelabai malonus. Oi, kaip skaniai kvepia lelijos. Tagu, kas čia taip skaniai kvepia? O atskaniai kvepia prie viso šito grožio. Dumblio. Gražios spalvos labai. Lelijos. Na čia, čia irgi lelijos. Vandens lelijos. O čia žiūrėk, šitas daiktas, negi dar plaukia? Nu taip, čia laiviukas. Medinis garažas. Garažas. Nu, vartas, kaip jį pavadinsi. Va, čia varikliukas. Nu taip, čia pantytė. Nu, čia galvoju, taip. Nu, intytės net išlinda. Čia intyčių namelis turbūt. Vartai visi daro. Pypauja žuvėdros. Vartai visi daro ir viskas, nieko neišleidžia, nieko neleidžia. Jo. Nu, šokam į kitą pusę. Aha. Koks konteinerinis vaikšto. Žodžiu, mes bėgte marš pas bernelius, pavalgyti. Pavalgysim ir, žodžiu, Ilmis ten su draugeliu susitiktų, aš pas dantystę maus. Upė ėda. Mėsa, vėl ėda vakar Dėjuoja svečiuose, kad Vakar verkėm, šiandien vėl ėdam. per maityną. Jo. O šiandien jau kapojam. Nu, valgyt norim. Kažką. Sutvarkė man jau tą dantuką. Aš šį kartą neleidau vaistų. Ai, sakau, neleiskit. Pakentėsiu jau. Kiek ten man skaudės, tiek skaudės. Nes vis tiek su ta užmarinta burna vaikščioti nėra faina. Tai, sako, dar paskaudės. Šiaip pasakė, kad ką reikėtų daryti, kiek protezuoti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir sakė, po metų pati gerai, kad pasirodytum. Tai net ir saulutė išlinda. Šilta pasidarė. Aš jau džemperį buvau užsidėjus, kažkaip vėsoka. Vienintelis dalykas, kas mane stebina, tai vat čia grįžus, tai va šitie visur išmėtyti, iš nežinau. Va šitas mane nustebino, kad vėliau kur nutėpšta. Na, čia tai kultūringa pastatyta, o būna kiti išmėtyti. Tai vėl maunu į butą. Pamontuosiu video filmuką. Užsukau į Kubą. Ledų nusipirkau. Va, kokiu ledu pasiėmiau. Plombyro. Tikiuosi nepamiršiu. Dabar tai negaliu nieko valgyti. Nu, sakė, apie valandą nieko nevalgyti. Va šitą labai senai. Aš Lietuvoje mėgau va šitą reikalą, bet žinau, kad čia cukraus yra, visko čia yra. Bet, kaip sakiau, nu tebūnie, pasilepinkim.
ir balto alaus. Nu, aš mėgstu baltą alų. Aš čia išgeriu, žinokit, jau kiekvieną vakarą miegu, nežinau kaip, miegu kaip kūdikis, net vyro savo knarkimą negirdžiu. Šaldytuve irgi maisto yra, teks kažką išmest. Oi, pomidorai, duona, nu žodžiu. Medaus gavom vėl. Pas mus jau visa lentyna medučiaus. Tai dar vienas medutis į tą lentyną, kaip sakant.